Šiandien laidoje išskirtinis reportažas apie Europos verslo kongreso remiamą akciją, skirtą pasauliniam šiltnamio efektui mažinti. Projektui atrinktos 4 tinkamiausios įmonės narės iš Čekijos, Vokietijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Balandžio pabaigoje socioekologinio projekto partneriai akcinė bendrovė Achema ir valstybinė įstaiga Jonavos miškų urėdija pakvietė aplinkosaugos idėjai neabejingus bendruomenės narius, moksleivius, savivaldos atstovus, kariškius dalyvauti Europos verslo kongreso remiamoje akcijoje, skirtoje pasauliniam šiltnamio efektui mažinti. Projekto metu įvairiose ES šalyse sodinami miškai, želdinami parkai. Medžiai yra patys efektyviausi mūsų aplinkoje gausėjančio anglies dvideginio neutralizatoriai. ES veikiantis Europos verslo kongreso aplinkos ir sveikatos apsaugos komitetas pasiūlė vykdyti projektą EVK CO2 neutrali organizacija. 2011 metais projektui atrinktos 4 tinkamiausios ir žaliausios įmonės narės – Vemex SRO Čekija, Rurgas Vokietija, Overgas ENC Bulgarija ir akcinė bendrovė Achema Lietuva. Čia toks projektas, reiškia, jis skiriamas valstybėm, reiškia, yra 4 valstybėm, reiškia, Bulgarijai, Lietuvai ir Vokietija ir dar viena, aš nebeprisimenu kažkam. Tai reiškia, Bulgarija pernai įsisavino, Lietuvai davė čia tiesiog Achema kaip žaliąją gamtą palaikyti. Tai Achema iš Lietuvos gavom 10 000 eurų. Tai teisingai, mes pradininkai ir ko gero paskutiniai. Na ir sutarėm šitą pasodinti parką, čia parkelį, bet visumoje daug miškininkai padeda, jie mišką atsodins toliau. Kažkur tai dar vieno vieto, čia savivaldybė sprendė, kuriuose vietose jau taip sodin, tai šiandien tai yra geras dalykas, medžiai visuomet, aš manau, visi mes mylim juos ir, toks mums pasisekė, toksai projektuot Lietuvos mes, Bulgarija pernai, mes šiemet, kitais metais atrodo Vokietija ir dar vienais 4 valstybėm yra toks iš šito fondas duotas. Kaip sakoma, duoklė gamtai. Jo, duoklė gamtai, tai pasisekė, kad duoklė Jonavai atiteko, tai yra geras dalykas ir malonu, aišku. Kaip žinia, akcinės bendrovės Achema generalinį direktorių Joną Sirvydį patvirtinus koncerno Achemos grupė nepriklausomos valdybos nariu, bendrovės generaliniu direktoriumi Achemos valdybos sprendimu nuo balandžio 25 dienos paskirtas Valdemaras Vareika, iki tol ėjęs gamybos direktoriaus pareigas. Tad ir projekto įgyvendinimo vairas perleistas naujam vadovui. Kaip jonavietis, jo labiau Achema visada buvo už aplinkos apsaugą, už gamtą, o medžiai yra mūsų plaučiai, taigi bus daugiau deguonies aplink Jonavą. Aišku, malonus čia dalyvauti, jo labiau tokia graži diena, taigi gražinsim Jonavą. Sakykite, ar dažnai ketinate kažką tai panašaus atlikti Jonavai dar? Man atrodo, Achema visada padeda ir dviračių takai, ir visi kiti renginiai, taigi, man atrodo, dar ne paskutinis mūsų projektas. 2012-aisiais baigėsi vieno svarbiausių tarptautinių teisinių dokumentų skirtų kovai su klimato pokyčiais – Kioto protokolo, perėmusio Jungtinių tautų klimato kaitos konvencijos nuostatas terminai. Šiame dokumente numatyti įsipareigojimai, kuriuos prisiima industrinės šalis, siekdamos sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą. Juo susitarta per 5 metus iki 2012 metų pabaigos sumažinti išsivysčiusių šalių šiltnamio efektą sukeliančių dujų bendrą išmetimą mažiausiai 5%, lyginant su 1990 metų lygiu. Tų projektų visą laiką yra vienas prasideda, kitas baigėsi, tai negali taip sulaukti tokio momento, kad visi pasibaigė ir visi prasidėjo. Jūs taip eina, gyvenimas toks. Kaip jaučiatės pasodinęs medį? Aš jų labai daug gyvenime pasodinęs, taip kad normaliai, tai visiems čia, aš manau, kiek tai metų praeis, bus parkas, kadangi čia gerų rūšių medžiai, tai yra klevai, uosiai, ąžuolai, guobas, kas tai dar ten. Tai yra medžiai tokie vertingi, aš manau, bus gražu kažkada, sužaliuos, tai viskas yra, ką pasodini, svarbu nelaužyti, pasodinti. Yra žmonės, čia mato, daug jaunimo sodina. Šitie žmonės, kurie sodina, jie niekad nelaužys medelių. O tie, kurie nieko nedaro, nieko nesodina, tai jie tik linkę laužyti, ką tai gadinti.
Nu, aš irgi tikiu, kad taip nebus. Šia tokia rami vieta turėtų būti, neturėtų to būti. Gal kada nors, bet ne, kol kas taip tikiu, kad nieko nebus blogo. Šalyje vykdomas socioekologinės akcijos kartu su vietinėmis bendruomenėmis, moksleiviais, savivaldos atstovais, miškininkais ir įmonės darbuotojais įveisiami žalieji plotai, sodinami miškai, želdinami parkai, mat medžiai yra patys efektyviausi mūsų aplinkoje gausėjančio anglies dvideginio neutralizatoriai. Nu ką, gražu, kad vat, ir visuomenė atėjo į šitą talką. Kariuomenė, visuomenė, visuomet, jeigu anais laikais kariuomenė lyg tai kažkas tai buvo kažkoks tai antstatas, tai dabar kariuomenė yra šalia mūsų, o Jonavoje ypatinga. Ir kariai, ir mišką gesinant gaisrą, ir čia sodinant visur jie, taip, mokiniai, nu ir žinoma visuomenė, o čia, kurie susirinko, savivaldybės darbuotojai, labai gražu. Socioekologinio projekto partneriai akcinė bendrovė Achema ir valstybinė įstaiga Jonavos miškų urėdija šio projekto metu Jonavos rajone įveisė daugiau nei 2 hektarus žaliųjų plotų, miško ir želdyno. Iš viso pasodinta 5430 ąžuolų, 1050 eglių, 70 liepų, 50 klevų, 30 bukų, 30 pušų ir 50 maumedžių. Šiam projekte iš viso numatoma apželdinti per 2 hektarus miško. Iš to miške apželdinta bus 1,5 hektaro, o likusis plotas miesto teritorijoje čia yra, skaitom, 0,4 hektaro, o želdomas plotas yra 21 aras ir Dumsių girininkijoje bus taip pat skveras pasodintas, apsodinant maždaug 15 arų žemės plotą. Tai, kaip sakiau, padidės miesto ir rajono miškai 2 hektarais miško dėka Achemos iniciatyvos, už ką Achema gavo tokį pasiūlymą pasodinti mišką, vardan to, kad padidėtų miško plotai Lietuvoje ir pasaulyje ir būtų absorbuojamas anglies dvideginis medžių, o tuo pačiu mažinama ir lėtinama klimato kaita, kuri, kaip žinome, tokius rezultatus neša nelabai gyvajam organizmui tinkamus. Tai yra vietinės rūšies medeliai, kurie pasižvelgus aplinkui, kur matom miške, matom liepą, matom klevą ir matom ąžuolą mūsų medį. Tai ir čia pasodinti ąžuolas, liepa, klevas, na ir dėl įvairumo pasodintas kampas grupė bukų, o dar nematom, čia bus pasodinta grupelė kalninės pušies. Aplinkosaugos kryptis nuolatinis akcinės bendrovės Achema prioritetas. Achema didžiuojasi titulu aplinkosaugos įmonė. Vykdydama Kioto protokolo nuostatas, įgyvendina projektus mažinančius emisijas ar pašalinančius iš atmosferos šiltnamio efektą didinančias dujas. Į aplinkosauginius projektus nuo 2009 metų Achema jau investavo beveik 82 milijonus litų, gautus už parduotus taršos mažinimo vienetus. Lėšas gavo Achema, o mums lėšas perveda per Achema, o mes esam rangovai vykdytojai šito projekto. O mums padeda Lietuvos kariai, Ruklos batalionų, Algirdo, Geležinio Vilko, padeda moksleiviai, padeda visuomenė, darbuotojai Achemos ir miškų urėdijos darbuotojai. Ačiū jums visiems už supratimą, už tai, kad puošiam Jonavos miestą ir kartu visą Lietuvą. Projekto partneriai dėkingi ne tik visuomeniai, kariškiams ar moksleiviams. Jonavos rajono savivaldybė skyrė apželdinimui tinkamus plotus ir, kaip teigia mero pavaduotojas bei buvęs Achemos darbuotojas Vytautas Venskūnas, talkos metu reikia ne popieriukus rankioti, o sodinti medelius. Talka tai ir turi būti ne popierių rankiojimas, o medelių sodinimas. Tai kažkas tai, kad tu pasijustum, kad ir aš pasodinau medį, aš užauginau vaikus, trobą pastačiau ir taip toliau. Čia iš to konteksto ištraukta, taip kad yra labai šaunu ir labai malonu, kad visi taip ir tokioj pakilioj nuotaikoj dar šiandien. Sakykit, kaip vertinate šiltnamio efekto mažinimo projektą?
Tai labai teigiamai. Aš pasakyčiau, kad ne šiltnamio mažinimo efektą, bet visumoje aš galvočiau, kad mes esam kažkokie tai gamtiniai pusiausvyroj, kurią būtina išlaikyti. Tai yra, sakysim, tarša ir tas žaliasis rūbas viso miesto apylinkių ir taip toliau, jisai turi būti kuo labiau gausinamas. Ir mes neturėtume kirsti miškų beatodairiškai ir taikyti tos pačius standartus, kaip, sakysim, galima taikyti Ignalinai, Zarasam ar dar kažkokiam tai visiškai ne chemijos pramonės rajonui. Mums čia yra labai aktualu. Akcijos metu turėtų prigyti apie 200 vienetų ąžuoliukų, liepaičių, klevų ir bukų beveik pusės hektaro parkelyje Jonavos mieste Juodmenoje. Virš 100 maumedžių ir eglių sodinukų papuošė Šveicarijos gyvenvietė Jonavos rajone. Apie 6,5 tūkstančio ąžuolų ir eglių sodinukų tvarkingai išsirikiavo miško plote prie Medelyno, Ukmergės link. Jeigu, sakykime taip, šitam projekte ir Europas dalyvauja, tai ir mūsų jaunimas, ir senimas, ir visi kiti turėtų būtent tais dalykais susiimti. Ir nebūtinai laukti kažkokių tai akcijų darom, reikia daryti kiekvieną dieną. Tai. Ir, sakysim, ruoštis reikia. Na, aš noriu ką priminti, ar jūs matėte turbūt, kad yra labai daug išpjautų medžių, tokių senų medžių važiuojant link Ukmergės. Ir dabar lygtai nelabai gražiai atrodo, bet yra rudeninė akcija numatyta sodinti Berželių alėją. Jau praktiškai visi dalykai yra sutarta ir mes atnaujinsim šitą miesto įvažiavimą pasodindami Berželių alėją. Tai bus dar viena tokia rudeninė jau akcija. Kadangi įkurtas parkelis Juodmenos mikrorajone, Vaičiūno ir Pušynų gatvių sankirtoje ant savivaldybės skirto žemės ploto, savivaldybė įsipareigoja tinkamai šį parką ir prižiūrėti. Pirmiausiai pasakysiu taip, kad aš kaip savivaldybės atstovas tai prisiimu priežiūrą, bent jau stebėseną vykdyti, kaip čia kas darysis. Tai vienareikšmiai, kadangi netoli gyvenu ir man tai aktualu, kad tas parkas iš tikrųjų tiek daug darbo bus įdėta ir paskui neauga. Mes turim daug blogų pavyzdžių, bet vieną gerą reikia visą laiką turėti. Kaip pavyzdį. Ne, jokių būdų. Projekto partneriai Jonavos miškų urėdija pasirūpino ne tik medeliais, bet ir medelių sodinimui reikalingais darbo įrankiais. Įrankiais kiek turėjom atvežėm. Bet matot, paprastai talka žmonės ateina su savo įrankiais. Mes tikėjomės, kadangi pasirodo, neįvertinom dar situacijos tokios, kad čia labai jau kietas molis. Tai kadangi dirbo čia žmonės nuo pat ryto, kasė duobės, tai pasirodo, kai kurie įrankiai netgi neišlaikė to išbandymo. Tai čia turbūt pasiekmė lietaus? Ne, pasiekmė dėl to, kad yra būtent Jonava, šitas mikrorajonas ir Virbalų mikrorajonas yra būtent ant tokio kieto grunto, kuris praktiškai yra kaip skala, kaip toks tiesiog nebepajudinama tvirtas dirvožemis, kur pastačius pastatą arba bažnyčią, tai jis stovės tūkstantmečiais dėl pamato. Žinoma, antžeminė dalis kokia pastatys žmogus, bet jau pamatas bus tikrai geras. Savo ruožtų nuo šalyje neliko ir Jonavos miesto seniūnija, skyrusi transportą medelių sodinukų laistymui. Atvežėm visą bačką, 4 kubus, turėtų užtekti. O jeigu reiks pakartot? Jeigu pakartot, nuvažiuosim, vėl atvešim. Nes šįmet ypač daug medelių, vairuotojas sakė, kiekvienais metais užtenka, bet jis nepagalvoja, kad šįmet sodinam 200 medelių, o ne taip kaip pernai, 30 arba 20. O naujai pasodintus medelius, kaip vadinasi, turėtų ir dažniau laistyti? Taip, šiuo atveju labai tokia vaizdingo vietai gražiai pasodinam, čia prie kelio, tai reikės matomai laistyti dažniau. Beveik pusės hektaro parkelėje Jonavos mieste Juodmenoje turėtų prigyti apie 200 vienetų ąžuoliukų, liepaičių, klevų ir bukų. Tačiau pasitaiko, jog naujai pasodinti medeliai neprigyja. Sodinant medelius būna tokiu atveju, kad vienas kitas neprigyja. Tuomet jį tenka pakartotinai pakeisti naujus sveikų medelių ir taip atsodinti, kad toje vietoje augtų reikiamas skaičius medelių. Paprastai miške mes sodiname apie 4000 į 1 hektarą. Šioje vietoje, jeigu skaičiuot hektarais, tai būtų pasodinta, jeigu čia būtų hektaras, tai būtų pasodinta iki
iki 1000 vienetų medelių, tai yra mažiau sodinama miesto želdynuose negu miške, sodinami didesni medeliai, kurie jau yra atsparesni, tvirtesni, aukštesni, o miške sodinam mažesnius medelius, todėl ten sodinam daugiau. Ir tuo pačiu pavasaris įsibėgėja ir miškasaudis jau baigėsi. Jau ir mes savo miškuose pasodinome per 600 000 medelių, pasodinome apie 180 ha miško ir einame su sodinimu į pabaigą. Valstybinė įmonė Jonavos miškų urėdija jau baigė miško sodinimo sezoną. Tačiau, kaip teigia urėdas Vytautas Daukševičius, miškininkams veiklos netrūksta tiek žiemą, tiek pavasarį. Urėdija šiom dienom baigė miško pavasarinio sodinimo darbus, pasėjo daigynus, užveisė medelyną, būsimiesiems metams įdėjo pinigus ir urėdija gyvena normalų ūkinį tą ciklą, kuris sukasi kiekvienais metais. Žinoma, urėdijos veikla yra specifinė, ji labai netolygi, žiemą daugiau užsiima miško kirtimų, vasarą prižiūrim sodmenis, o pavasarį sodinam, rudenį inventorizuojam. Ir taip tas visas ciklas kartojasi metai iš metų. Ir kuo žmogus ilgiau miške dirba, tuo labiau jis įsitraukia į tą gyvenimą ir tuo žmogus tampa dvasioje stipresnis. Tokių akcijų dėka ugdomas žmonių sąmoningumas, pilietiškumo jausmas. Tai kiekvieno piliečio pareiga, kuriant ir puoselėjant Lietuvą.